Stiklo paslaptis. Tai 5 dalių dokumentinis pasakojimas apie stiklą, vieną iš svarbiausių, bet dažnai nepastebimų žmonijos civilizacijos pamatų. Šiame cikle stiklas atsiskleidžia ne tik kaip medžiaga, bet kaip reiškinys, jungiantis mokslą, istoriją, technologijas, architektūrą ir ateities vizijas. Pirma dalis pasakoja apie stiklo prigimtį, jo amorfinę struktūrą, savybes, cheminę sandarą ir unikalų gebėjimą būti skaidriu, tvirtu ir kartu trapiu. Antra dalis atskleidžia, kaip stiklas gimsta, nuo žaliavų ir lydimo iki modernių formavimo metodų ir grūdinimo technologijų. Trečia dalis nukelia į stiklo istoriją, nuo senovės Egipto ir Romos iki Murano meistrų, pramonės revoliucijos ir šiuolaikinės kultūros. Ketvirta dalis tyrinėja modernės stiklo inovacijas, išmaniuosius langus, permatomus saulės elementus, lankstų stiklą, optinius pluoštus, medicininius biostiklus ir architektūrinės naujoves. Penkta dalis žvelgia į ateitį, į miestus, kuriuose stiklas tampa energijos šaltiniu, informacijos paviršiumi, konstrukcinė medžiaga ir net filosofinė metafora. Pirma dalis. Kas yra stiklas, jo prigimtis, savybės, kilmė ir mokslinė esmė. Stiklas yra viena iš įdomiausių medžiagų, kokią žmogus kada nors sukūrė ir kartu atrado gamtoje. Iš pirmo žvilgsnio jis atrodo paprastas, skaidrus, kietas, trapus. Tačiau jo esmė yra daug sudėtingesnė. Stiklas nėra nei kristalas, nei įprastas kietas kūnas. Jis yra amorfinė medžiaga, kurios atomai įsidėstę netvarkingai, tarsi sustingęs skystis. Ši vidinė netvarka suteikia stiklui savybių, kurių neturi jokie kristalai. Jis gali būti visiškai skaidrus, gali būti spalvotas, gali būti itin plonas, gali būti labai tvirtas, gali būti atsparus karščiui, gali būti laidus šviesai, bet nelaidus elektrai. Tai medžiaga, kuri jungia priešingybes ir dėl to tampa tokia universali. Stiklo pagrindas yra silicio dioksidas, randamas kvarco smėlyje. Tai pati svarbiausia sudedamoji dalis, nes būtent jis sudaro būsimo stiklo karkasą. Silicio dioksido molekulės jungiasi į sudėtingą tinklą, kuris yra tvirtas, bet neturi kristalinės tvarkos. Šis tinklas yra priežastis, kodėl stiklas yra skaidrus. Šviesos bangos gali praeiti pro jį be didelio išsklaidimo, nes nėra kristalinės gardelės, kuris stabdytų fotonus. Tačiau ši pati struktūra lemia ir trapumą. Kadangi stiklas neturi dislokacijų, kurios leistų energijai pasiskirstyti, smūgio jėga koncentruojasi vienoje vietoje ir sukelia lūžį. Stiklas gali būti labai įvairus. Paprasčiausias ir labiausiai paplitęs yra sodos ir kalkių stiklas. Naudojamas langams, buteliams ir indams. Tačiau egzistuoja ir daug kitų rūšių. Borosilikatinis stiklas yra atsparus temperatūrų pokyčiams ir naudojamas laboratorijose bei orkaitėse. Kvarcinis stiklas, sudarytas beveik vien iš silicio dioksido, atlaiko itin aukštas temperatūras ir naudojamas optikoje bei pramonėje. Alumino-silikatinis stiklas yra labai tvirtas ir naudojamas telefonų ekranams. Švino stiklas turi didelį lūžio rodiklį ir naudojamas dekoratyviniuose dirbiniuose bei optikoje. Stiklo keramika yra dalinai kristalizuota medžiaga, kuri pasižymi ypatingu atsparumu karščiui. Net putų stiklas, kuris yra lengvas ir porėtas, naudojamas izoliacijai. Ši įvairovė rodo, kad stiklas nėra viena medžiaga, o visa medžiagų šeima. Stiklas egzistuoja ir gamtoje. Vulkaninis stiklas, vadinamas obsidianu, susidaro, kai lava atvėsta taip greitai, kad nespėja susiformuoti kristalai. Fulgaritai susidaro, kai žaibas trenkia į smėlį ir jį akimirksniu išlydo. Tektitai atsiranda meteoritų smūgių metu, kai Žemės paviršius įsilydo ir įsitaško į orą. Šie gamtiniai stiklai padėjo žmonėms suprasti, kad stiklas gali atsirasti ir be žmogaus įsikišimo, jei tik sąlygos yra pakankamai ekstremalios. Stiklas turi ir kitų įdomių savybių. Jis yra chemiškai inertiškas, todėl nereaguoja su daugeliu medžiagų. Dėl to jis puikiai tinka laboratorijoms ir maisto pramoniai. Jis yra elektriškai nelaidus, todėl naudojamas izoliacijai ir elektronikos komponentams. Jis gali būti visiškai lygus, todėl idealiai tinka optikai. Jis gali būti labai plonas, net plonesnis už žmogaus plauką, ir vis tiek išlaikyti savo savybes.
Jis gali būti grūdintas, laminuotas, dengtas specialiais sluoksniais, kurie keičia jo elgseną. Šiuolaikinės technologijos leidžia kurti stiklą, kuris pats tamsėja, kuris nepraleidžia šilumos, kuris gali būti naudojamas kaip saulės baterija, kuris gali būti lankstus ir atsparus įbrėžimams. Stiklas yra ne tik medžiaga, bet ir kultūrinis reiškinys. Jis pakeitė architektūrą, leisdamas statyti pastatus su didžiuliais langais ir skaidriais fasadais. Jis pakeitė mokslą, leisdamas kurti mikroskopus ir teleskopus. Jis pakeitė mediciną, leisdamas gaminti sterilias talpas ir laboratorinę įrangą. Jis pakeitė komunikaciją, nes optiniai kabeliai šiandien yra interneto pagrindas. Jis pakeitė meną, nes stiklo dirbiniai tapo savarankiška meno forma. Stiklas yra medžiaga, kuri jungia praeitį, dabartį ir ateitį. Tai yra stiklo esmė – medžiaga, kuri atrodo paprasta, bet slepia sudėtingą vidinį pasaulį. Medžiaga, kuri yra skaidri, bet kartu paslaptinga. Medžiaga, kurią žmogus naudoja tūkstančius metų, bet vis dar atranda naujų jos galimybių. Stiklas yra vienas iš tyliausių, bet svarbiausių mūsų civilizacijos. Antra dalis. Kaip gimsta stiklas, nuo žemės medžiagų iki skaidraus, tvirto ir tobulo paviršiaus. Stiklo gamyba yra vienas seniausių, bet kartu ir vienas moderniausių žmogaus technologinių procesų. Tai kelionė, prasidedanti nuo paprasčiausių žemės medžiagų ir pasibaigianti visiškai skaidrę, tvirta ir preciziška medžiaga, kuri šiandien formuoja mūsų langus, ekranus, laboratorijas ir net interneto infrastruktūrą. Kad suprastume, kaip gimsta stiklas, verta įsivaizduoti šį procesą kaip lėtą, bet tikslų virsmą, kuriame kiekvienas žingsnis turi savo paskirtį ir savo chemiją. Viskas prasideda nuo žaliavų. Pagrindinė stiklo sudedamoji dalis yra kvarco smėlis, kuriame gausu silicio dioksido. Tai pati svarbiausia medžiaga, nes būtent ji sudaro būsimo stiklo karkasą. Tačiau vien smėlio nepakanka. Prie jo pridedama natrio karbonato, kuris sumažina lydimosi temperatūrą, ir kalcio oksido, kuris suteikia stiklui tvirtumo ir atsparumo vandeniui. Į mišinį taip pat įmaišoma perdirbto stiklo. Tai ne tik sumažina energijos sąnaudas, bet ir pagerina lydimosi kokybę. Ši žaliavų kombinacija atrodo paprasta, bet jos proporcijos turi būti itin tiksliai apskaičiuotos. Net nedidelis nukrypimas gali pakeisti būsimo stiklo savybės. Kai žaliavos paruoštos, prasideda vienas įspūdingiausių etapų lydimas. Mišinys keliauja į milžiniškas krosnis, kuriuose temperatūra pakyla iki maždaug 1500 laipsnių. Šioje kaitroje visos medžiagos susilydo į vienalitę. Tirštą, oranžinę masę. Tai tarsi skystas akmuo. Lydimo metu vyksta sudėtingos cheminės reakcijos. Iš masės pasišalina dujų burbuliukai, o paviršius tampa vis lygesnis ir švaresnis. Šis etapas yra kritiškas, nes nuo jo priklauso, ar stiklas bus skaidrus, ar jame liks defektų. Kai stiklo masė paruošta, prasideda formavimas. Tai momentas, kai skystas stiklas įgauna savo būsimą formą. Šiuolaikinė pramonė dažniausiai naudoja vadinamąjį float metodą. Išlydytas stiklas lėtai teka ant išlydyto metalo paviršiaus. Dažniausiai alavo. Kadangi stiklas yra lengvesnis, jis plūduriuoja ant metalo ir įsilygina į tobulai lygų lakštą. Taip gaminami langai, vitrinos, fasadų plokštės ir daugybė kitų plokščių gaminių. Tai vienas tiksliausių ir efektyviausių būdų sukurti nepriekaištingai lygų paviršių. Kiti formavimo būdai yra senesni, bet vis dar plačiai naudojami. Pūtimo metodas leidžia gaminti butelius, vazas ir meninius dirbinius. Presavimas naudojamas storesnėms formoms, pavyzdžiui, lęšiams ar dekoratyviniams elementams. Traukimo metodas leidžia gaminti stiklo pluoštą, kuris vėliau tampa izoliacija arba kompozitų dalimi. Liejimas naudojamas tada, kai reikia sudėtingų formų arba labai storų elementų. Kai stiklas suformuotas, jis dar nėra pasiruošęs naudoti. Viduje vis dar gali būti įtampų, kurios vėliau sukeltų skilimus. Todėl stiklas keliauja į atkaitinimo krosnį. Čia jis lėtai ir tolygiai atvėsinamas. Šis procesas pašalina vidines įtampas ir suteikia stiklui stabilumo. Jei reikia ypatingo tvirtumo, stiklas papildomai grūdinamas. Tai daroma taip, stiklas įkaitinamas iki aukštos temperatūros,
o tada staigiai atšaldomas. Paviršius sukietėja, o vidus išlieka šiek tiek elastingesnis. Taip sukuriamas stiklas, kuris yra kelis kartus tvirtesnis už paprastą ir, sudužęs, subyra į mažus, netokius pavojingus gabalėlius. Šiuolaikinė stiklo gamyba yra ne tik pramoninis procesas, bet ir nuolatinė inovacijų sritis. Gamintojai kuria stiklą, kuris pats tamsėja nuo saulės. Stiklą, kuris nepraleidžia šilumos, stiklą, kuris gali būti naudojamas kaip saulės baterija, ir net stiklą, kuris yra toks plonas ir lankstus, kad gali būti naudojamas sulankstomuose ekranuose. Visa tai prasideda nuo paprasto smėlio, bet baigėsi medžiaga, kuri šiandien yra vienas svarbiausių civilizacijos technologinių pamatų. Tai yra stiklo gamybos kelias. Nuo žemės medžiagų, per ugnį, per formą, per atvėsimą ir galiausiai iki tobulo, skaidraus, tvirto paviršiaus, kuris leidžia mums matyti pasaulį, jį tyrinėti ir kurti naujas technologijas. Trečia dalis – stiklo istorija, kultūrinė reikšmė ir jo kelias per civilizaciją. Stiklo istorija yra ilga, sluoksniuota ir kupina netikėtų posūkių. Tai istorija apie medžiagą, kuri iš pradžių buvo retenybė, skirta tik valdovams ir šventikloms, o vėliau tapo neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi. Stiklas lydėjo žmoniją tūkstančius metų, ir kiekviename istorijos etape jis atliko vis kitokį vaidmenį. Kad suprastume, kaip stiklas tapo tuo, ką turime šiandien, verta atsigręžti į praeitį ir pamatyti, kaip ši medžiaga keitė pasaulį. Pirmieji stiklo pėdsakai siekė senovės Mesopotamiją ir Egiptą. Ten stiklas nebuvo skaidrus. Jis buvo spalvotas, nepermatomas, dažnai mėlynas ar žalsvas. Iš jo buvo gaminami karoliai, amuletai, mažos figūrėlės. Tai buvo prabanga, skirta tik turtingiesiems. Stiklas buvo toks vertingas, kad kai kuriuose kultūrose jis buvo laikomas brangakmeniu. Jo gamyba buvo paslaptis, perduodama tik išrinktiesiems meistrams. Kiekvienas dirbinys buvo rankų darbo, o kiekvienas gabalėlis unikalus. Vėliau stiklo menas persikėlė į Romos imperiją. Romėnai išmoko gaminti stiklą didesniais kiekiais ir pradėjo naudoti jį praktiškiau. Jie sukūrė pirmuosius stiklo langus, nors jie dar nebuvo visiškai skaidrūs. Jie taip pat tobulino pūtimo techniką, kuri leido gaminti butelius ir indus greičiau ir pigiau. Romos miestuose stiklas tapo kasdienybę, o jo gamyba išplito po visą imperiją. Tačiau po Romos žlugimo stiklo tradicijos kai kuriuose vietose sunyko, o meistrystė išliko tik keliuose regionuose. Viduramžiais stiklas atgimė Venecijoje, ypač Murano saloje. Ten dirbę meistrai sukūrė technologijas, kurios ilgą laiką buvo laikomos paslaptimi. Jie gamino krištolo skaidrumo stiklą, spalvotą stiklą, mozaikas, vitražus. Murano meistrai buvo tokie vertingi, kad jiems buvo draudžiama palikti salą, kad neįduotų paslapčių. Būtent šiuo laikotarpiu gimė vitražai, kurie iki šiol puošia Europos katedras. Šviesa, sklindanti pro spalvotą stiklą, tapo ne tik estetiniu, bet ir dvasiniu simboliu. Renesanso ir ankstyvųjų naujųjų laikų laikotarpiu stiklas tapo mokslo įrankiu. Iš jo buvo gaminami pirmieji lęšiai. Šie lęšiai leido sukurti teleskopus ir mikroskopus. Tai buvo momentas, kai stiklas tiesioginė prasme išplėtė žmogaus regėjimo ribas. Galilėjus galėjo stebėti Jupiterio palydovus. Hookas galėjo tyrinėti vabzdžių akis. Stiklas tapo langais į pasaulius, kurių žmogus iki tol nematė. Tai buvo vienas didžiausių mokslo šuolių žmonijos istorijoje. Ir jis buvo įmanomas tik dėl stiklo. Pramonės revoliucija pakeitė viską. Stiklas tapo masinės gamybos produktu. Atsirado didžiulės krosnys, nauji formavimo būdai, naujos žaliavos. Langai tapo skaidresni, didesni, pigesni. Buteliai tapo standartizuoti. Laboratorijos tapo modernesnės. Stiklas pradėjo formuoti miestus. Pastatai su dideliais langais tapo šviesesni, o architektūra drąsesnė. Vėliau, XXX amžiuje, atsirado grūdintas stiklas, laminuotas stiklas, optinis stiklas. Stiklo pluoštas. Kiekviena inovacija atvėrė naujas galimybes. Šiandien stiklas yra visur. Jis yra mūsų namuose, mūsų automobiliuose, mūsų telefonuose, mūsų kompiuteriuose, mūsų laboratorijose, mūsų miestų fasaduose.
Jis yra interneto pagrindas, nes optiniai kabeliai perduoda šviesos signalus didžiuliais atstumais. Jis yra medicinos pagrindas, nes leidžia kurti sterilės, tikslias ir patikimas priemones. Jis yra architektūros pagrindas, nes leidžia kurti pastatus, kurie atrodo lengvi, skaidrūs ir atviri. Jis yra meno pagrindas, nes stiklo menininkai šiandien kuria formas, kurių anksčiau nebuvo įmanoma pagaminti. Stiklas yra medžiaga, kuri jungia praeitį ir ateitį. Jis gimė iš smėlio ir ugnies, bet šiandien jis yra aukštųjų technologijų dalis. Jis buvo prabanga, bet tapo kasdienybė. Jis buvo trapus, bet tapo tvirtas. Jis buvo paslaptis, bet tapo mokslu. Stiklas yra vienas iš tyliausių, bet galingiausių žmonijos išradimų. Jis leidžia mums matyti pasaulį, jį tyrinėti, jį keisti ir jį kurti iš naujo. Ketvirta dalis. Šiuolaikinės stiklo technologijos, inovacijos ir naujosios medžiagos, kurios keičia mūsų pasaulį. Šiuolaikinis stiklas yra daug daugiau nei skaidrus paviršius, pro kurį žiūrime į pasaulį. Tai medžiaga, kuri šiandien tampa vienu iš svarbiausių technologinės civilizacijos pamatų. Jei ankstesnėse dalyse stiklas buvo istorija, gamyba ir kultūra, tai dabar jis tampa ateities medžiaga, kuri jungia mokslą, inžineriją, architektūrą, energetiką ir net dirbtinį intelektą. Šiandien stiklas nebėra tik langas. Jis yra ekranas, saulės baterija, jutiklis, apsauga, konstrukcija, informacijos perdavimo kanalas ir net aktyvus pastato elementas. Kad suprastume, kaip toli pažengė stiklo technologijos, verta pažvelgti į tai, kaip ši medžiaga transformuojasi mūsų akyse. Šiuolaikinė stiklo pramonė prasideda nuo to, kad stiklas tampa nebe pasyvia, o aktyvia medžiaga. Vienas ryškiausių pavyzdžių yra išmanusis stiklas. Tai stiklas, kuris gali keisti savo skaidrumą priklausomai nuo šviesos, temperatūros ar elektros signalo. Tokie langai gali automatiškai tamsėti, kai saulė pakyla aukščiau, ir vėl šviesėti, kai jos mažiau. Tai leidžia pastatams sumažinti energijos sąnaudas, nes mažiau reikia kondicionavimo ir dirbtinio apšvietimo. Išmanusis stiklas tampa gyvų pastato elementu, kuris reaguoja į aplinką ir prisitaiko prie jos. Tai nėra tik patogumas, tai yra žingsnis į architektūrą, kuri tampa tvari, jautri aplinkai ir gebanti pati reguliuoti savo mikroklimatą. Kita svarbi kryptis yra saulės energija. Mokslininkai jau kuria permatomus saulės elementus, kurie gali būti integruoti į langus, fasadus ir net ekranus. Įsivaizduok miestą, kuriame kiekvienas pastato langas yra energijos šaltinis. Įsivaizduok telefoną, kurio ekranas pats pasikrauna nuo šviesos. Įsivaizduok automobilius, kurių stiklai gamina energiją kelionės metu. Tai nėra fantastika, tai technologijos, kurios jau egzistuoja laboratorijose ir pamažu keliauja į realų pasaulį. Permatomi fotovoltiniai elementai gali sugerti ultravioletinę ir infraraudonąją šviesą, o matomą šviesą praleisti. Tai reiškia, kad langas gali būti visiškai skaidrus, bet vis tiek gaminti elektrą. Tokia technologija gali pakeisti energetikos sistemą taip pat radikaliai, kaip kadaise ją pakeitė saulės baterijos ant stogų. Dar viena kryptis yra itin tvirtas stiklas. Šiuolaikiniai telefonų ekranai, pagaminti iš aliuminio silikatinio stiklo, yra kelis kartus tvirtesni nei įprastas stiklas. Jie atsparūs įbrėžimams, smūgiams ir lenkimui. Tačiau mokslas nesustoja. Kuriami nauji stiklo tipai, kurie gali būti lankstūs, ploni kaip popierius ir kartu tokie tvirti, kad gali atlaikyti didžiulį spaudimą. Tokie stiklai naudojami ne tik elektronikoje, bet ir aviacijoje, medicinoje, robotikoje. Lankstus stiklas leidžia kurti sulankstomus ekranus, išlenktus paviršius, naujos formos įrenginius. Tai keičia ne tik technologijas, bet ir dizaino filosofiją. Stiklas tampa nebe ribojančia, o išlaisvinančia medžiaga. Optiniai pluoštai yra dar viena stiklo revoliucija. Tai ploni, beveik nematomi stiklo siūlai, kurie perduoda šviesos signalus didžiuliais atstumais. Jie yra interneto stuburas. Be jų nebūtų greito ryšio, nebūtų debesų kompiuterijos, nebūtų transliacijų, nebūtų globalios komunikacijos. Optinis pluoštas yra vienas iš didžiausių stiklo laimėjimų, nes jis leidžia perduoti informaciją beveik šviesos greičiu,
su minimaliu energijos nuostoliu. Tai yra technologija, kuri sujungia pasaulį į vieną tinklą. Ir tai tik pradžia, kuriami nauji pluoštai, kurie gali perduoti dar daugiau duomenų, dar greičiau, dar toliau. Tai reiškia, kad ateities internetas bus dar spartesnis, dar galingesnis ir dar labiau priklausomas nuo stiklo. Stiklas taip pat tampa svarbia medžiaga medicinoje. Iš jo gaminami implantai, jutikliai, laboratoriniai indai, mikroskopiniai kanalai, kurie leidžia atlikti sudėtingus biologinius tyrimus. Yra net biologiškai aktyvūs stiklai, kurie gali skatinti kaulų regeneraciją. Tokie stiklai tirpsta organizme ir išskiria jonus, kurie skatina audinių atsinaujinimą. Tai yra visiškai nauja stiklo funkcija ne tik būti inertinė medžiaga, bet ir aktyviai dalyvauti biologiniuose procesuose. Tai atveria kelią medicinai, kuri gali būti tikslesnė, švelnesnė ir efektyvesnė. Architektūroje stiklas tampa nebe tik fasado dalimi, bet ir konstrukcinė medžiaga. Šiuolaikiniai pastatai turi stiklinės grindis, stiklinės laiptines, stiklinės sienas, kurios atlaiko didžiulės apkrovas. Tai įmanoma dėl laminuoto stiklo, kuris susideda iš kelių sluoksnių ir yra nepaprastai tvirtas. Tokie paviršiai gali būti skaidrūs, matiniai, spalvoti, tekstūruoti. Jie gali būti atsparūs ugniai, smūgiams, triukšmui. Architektai šiandien gali kurti pastatus, kurie atrodo lengvi, plūduriuojantys, beveik nematerialūs. Stiklas leidžia šviesai tapti architektūros dalimi. Tai keičia ne tik pastatų estetiką, bet ir žmonių savijautą juose. Galiausiai stiklas tampa ir meno medžiaga, kuri šiandien išgyvena renesansą. Šiuolaikiniai stiklo menininkai kuria formas, kurios atrodo neįmanomos. Jie naudoja naujas technologijas, naujus krosnių tipus, naujus lydimo metodus. Stiklas gali būti skaidrus kaip oras, tirštas kaip lava, šiurkštus kaip akmuo, lygus kaip vanduo. Jis gali būti šviesos nešėjas, spalvos šaltinis, formos žaidimas. Šiuolaikinis stiklo menas jungia tradicijas ir inovacijas, rankų darbą ir technologiją. Medžiagiškumą ir abstrakciją. Šiandien stiklas yra medžiaga, kuri jungia mokslą, meną, technologijas ir kasdienį gyvenimą. Jis yra visur, bet mes dažnai jo nepastebime. Jis yra skaidrus, bet jo poveikis pasauliui yra milžiniškas. Jis yra trapus, bet kartu gali būti nepaprastai tvirtas. Jis yra senas, bet kartu nuolat atsinaujinantis. Šiuolaikinės stiklo technologijos rodo, kad ši medžiaga dar nepasakė paskutinio žodžio. Priešingai ji tik pradeda savo tikrąją kelionę į ateitį. 5 dalis. Stiklo ateitis, vizijos, architektūriniai horizontai ir medžiagos filosofija technologijų amžiuje. Stiklo ateitis prasideda šiandien, bet jos kontūrai driekiasi daug toliau nei mūsų dabartinės technologijos. Tai medžiaga, kuri per tūkstančius metų nuėjo kelią nuo spalvotų karolių iki optinių pluoštų, nuo trapios prabangos iki konstrukcinio tvirtumo, nuo pasyvios šviesos praleidėjos iki aktyvaus pastatų, įrenginių ir energijos sistemų elemento. Tačiau tikroji stiklo transformacija dar tik prasideda. Šiandien mes stovime ant slenksčio, kuriame stiklas tampa ne tik medžiaga, bet ir platforma energijai, informacijai, architektūrai, biologijai ir net žmogaus sąveikai su pasauliu. Kad suprastume, kur link juda stiklas, verta pažvelgti į ateities viziją, kurioje ši medžiaga tampa vienu iš pagrindinių civilizacijos instrumentų. Ateities miestuose stiklas bus nebe langas, o gyvas paviršius. Įsivaizduok pastatus, kurių fasadai nuolat keičiasi, reaguoja į šviesą, temperatūrą, žmonių judėjimą. Išmanusis stiklas taps pastato oda, kuri gali tamsėti, šviesėti, keisti spalvą, filtruoti šilumą, generuoti energiją ir net rodyti informaciją. Tokie fasadai taps ne tik estetiniais, bet ir funkciniais elementais. Jie sumažins energijos sąnaudas, pagerins mikroklimatą, apsaugos nuo triukšmo ir leis pastatams tapti beveik autonomiškais energetiniais organizmais. Miestai taps šviesesni, tylesni, švaresni, o stiklas bus viena iš pagrindinių šios transformacijos jėgų. Kita ateities kryptis yra visiškai permatomi ekranai. Šiandien mes jau matome pirmuosius bandymus su permatomais televizoriais, automobilio prietaisų skydeliais, išmaniaisiais langais.
Tačiau ateityje ekranai taps nebe atskirais objektais, o integruotomis erdvėmis. Langas galės tapti ekranu tik tada, kai to reikės. Stiklinė pertvara biure galės rodyti informaciją, o po akimirkos vėl tapti visiškai skaidri. Automobilių stiklai galės rodyti navigaciją, greitį, aplinkos analizę, bet kartu išlaikyti visišką matomumą. Tai pakeis ne tik technologijas, bet ir mūsų santykį su informacija. Ji taps nebe ekrane, o aplink mus, integruota į pačią erdvę. Stiklas taip pat taps svarbia energijos infrastruktūros dalimi. Permatomi saulės elementai, kurie šiandien dar tik žengia pirmosius žingsnius, ateityje gali tapti standartinę langų savybę. Tai reikštų, kad kiekvienas pastatas, kiekvienas automobilis, kiekvienas ekranas galėtų generuoti energiją. Miestai taptų milžiniškomis saulės jėgainėmis. Bet be jokių papildomų konstrukcijų. Energija būtų gaminama ten, kur ji suvartojama. Tai pakeistų energetikos sistemą iš esmės. Nebereikėtų milžiniškų elektrinių, nes kiekvienas pastatas būtų savo elektrinė. Tai būtų decentralizuota, tvari ir efektyvi sistema, kurioje stiklas atliktų pagrindinį vaidmenį. Medicinoje stiklas taip pat turi ateitį, kuri šiandien atrodo beveik futuristinė. Biologiškai aktyvūs stiklai gali tapti implantais, kurie ne tik pakeičia audinius, bet ir skatina jų regeneraciją. Jie gali būti naudojami kaulų atstatymui, dantų implantams, audinių inžinerijai. Ateityje stiklas gali tapti medžiaga, kuri ne tik egzistuoja kūne, bet ir sąveikauja su juo. Jis gali išskirti jonus, kurie skatina gijimą, gali būti pagrindas ląstelių augimui, gali būti naudojamas kaip mikroskopinių kanalų struktūra, per kurią teka biologiniai skysčiai. Tai atveria kelią medicinai, kuri yra tikslesnė, švelnesnė ir labiau pritaikyta individualiam žmogui. Informacijos perdavime stiklas taip pat išliks nepakeičiamas. Optiniai pluoštai jau dabar yra interneto pagrindas, bet ateityje jie taps dar galingesni. Kuriami pluoštai, kurie gali perduoti kelis kartus daugiau duomenų, naudodami kelias šviesos bangas vienu metu. Tai reiškia, kad ateities internetas bus ne tik greitesnis, bet ir stabilesnis, saugesnis, mažiau priklausomas nuo energijos. Stiklas taps informacijos arterija, kuri sujungia pasaulį ne tik greičiau, bet ir efektyviau. Architektūroje stiklas taps medžiaga, kuri leidžia kurti formas, kurios šiandien atrodo neįmanomos. Lankstus stiklas leis kurti išlenktus fasadus, organiškas formas, skaidrias konstrukcijas, kurios atrodo tarsi iš kito pasaulio. Laminuotas ir grūdintas stiklas leis kurti tiltus, grindis, laiptus, kurie yra visiškai skaidrūs, bet kartu nepaprastai tvirti. Ateities pastatai gali būti tokie skaidrūs, kad atrodys tarsi išnykę, bet kartu tokie tvirti, kad atlaikys didžiulės apkrovas. Tai pakeis ne tik miestų estetiką, bet ir žmonių santykį su erdve. Šviesa taps architektūros dalimi, o stiklas taps jos pagrindinė medžiaga. Galiausiai stiklas turi ir filosofinę dimensiją. Tai medžiaga, kuri jungia priešingybes, ji yra kieta, bet trapiai lūžta, ji yra skaidri, bet gali būti nepermatoma, ji yra sena, bet nuolat atsinaujina, ji yra paprasta, bet slepia sudėtingą vidinę struktūrą. Stiklas yra tarsi metafora žmogaus civilizacijai. Mes taip pat esame trapūs, bet kartu nepaprastai tvirti. Mes esame skaidrūs savo siekiuose, bet sudėtingi savo viduje. Mes esame seni savo istorijoje, bet nuolat kuriame ateitį. Stiklas yra medžiaga, kuri atspindi mūsų pačių prigimtį. Ateityje stiklas bus ne tik technologijų dalis, bet ir mūsų kasdienio gyvenimo fonas. Jis taps nematoma infrastruktūra, kuri palaiko energiją, informaciją, architektūrą, mediciną ir meną. Jis taps medžiaga, kuri jungia pasaulį į vieną sistemą. Ir nors stiklas yra skaidrus, jo poveikis bus toks didelis, kad jį pajus kiekvienas žmogus, net jei to nepastebės. Stiklas yra medžiaga, kuri tyliai formuoja mūsų pasaulį, ir ateityje ši tyla taps dar galingesnė,